O, kaip gerai sniegas. Netgi toks tvirtas. Tvirtas. Nešiuot. Nebandyk. Kad jau duot. Man pažiūrėjau, iš karto pamatė, kad aš neturiu rankose. Mama. Aha, pabaigai. Mama, žinai, kodėl ten dar tai va? Na. Mama, čia neilgas žodis, tu ką, čia molibdenas. Sutilpo. Aš noriu visą. Jeigu su tais flomasteriais nemėgstu rašyti, nes jis žiūri slysta. Nu, čia nedaug. Čia matai, popierius slidus iš tikrųjų yra. Na, tai ne. Deguonis. Ir gal mes paryškinkim, kad čia yra 65 procentai. Tada, kad žiūri slysta flomasteris. Na, tiesiog taip išėjo. Gerai, dabar reikia mums tada nuspalvinti kiek to deguonies. Tamsiai raudonai ir robardo. Jis kažkoks va toks. Pasitengsim va tai. Taip, kita kryptim daryk, kad to palei kraštinę liutaurą eitų ir tau neišlys tada. Aukiam? Tai man mes šiandien užduotis baigiam, pažiūrėkit greitai. Ašgi jau sakiau, kad jeigu mes susikaupėm, mes visą laiką labai greitai viską padarėm. Mes kol smuikas bus, mes padarysim. Emilija gavo tašką. Aš visą laiką Gerai, Samanėliu. Palauk, dabar Liutauras. Rojo, palauk savo eilės. Dabar Liutauras Samanėliu. Rojo, tu išsirink savo komandos, nu, su kuo nori žaisti. Su kuo? Samanėliu gavo 10 taškų. Taip, Rojo, su kuo? O, šaunuolė! Kaip jie čia taip greit? Džekas buvo amerikietis ir jis labai supyko ant japonų. Kad tie japonai nekadėjai drįso atskristi pas juos į taikią šalį, vat kaip tau kažkas tu sėdėjai ir to atėjo ir trenkė neužkam. Taip? Нарывается, kaip sakant, taip rusiškai. Prašosi, ne? Tai Džekas jautėsi lygiai taip kaip jūs. Mes taikus piliečiai, mes nenorim kariauti, o čia japonai atėjo ir mūsų užpuolė. Ir jis labai supyko ant japonų. Ir žinai, ką norėjo japonam padaryti? Atkeršyti. Aš nekenčiu tų japonų. Jie nužudė daug amerikiečių. Ko jie čia tie japonai? Niekadėjai. Gerai, galima taip. Kažkoks toks siužetas bendras. Turit kažkaip sugalvoti, kaip sujungti, kad taip būtų vienis, o ne 3 skirtingi objektai. Gerai, kad būtų... Kaip? Nu, nežinau, kaip tu sugalvosi, gal kokią mažą... Gerai, dabar tuos sulankstyk. Taip, į kitą krūvelę. Taip. Galiu, kad man atrodo pasėti. Tu nelanksti. Kepurė. Gita, klausk, prašau. Į kitą krūvelę, aha. Kalėdinė kojinė violetinė, sniegas raudona, oranžinis bezbėgenis, žalias nykštukas, geltonas kalėdas. Tada reikia, o tu jau padėjai visus daiktus? Jo, viską išmečiau. Ok, tada pradedam. Man reikia medžio. Ateik daug man medžio. Aš mėgstu ne beržus, o kaip šitas medis vadinasi, nepamiršau.
Vaivorykštė gerai. Nu, matai, ir taškelį gali padėti. Švelniam viską, pabaigiam sakinį. Taip. Liuk. Jau žiūrėk, po taško kablelio tai jau nebereikia. Mes vardinam. O, mama. Žinai, ką aš padarysiu? Na. Pažiūrėk, palauk. Taškelio, Taip, taškelis labai gerai. palauk. Nutrinam kol kas taškelį. Žinai, ką aš padarysiu? Klaustuką. Jeigu jau padėdi, tai dar vieną taškelį padėk. Jau Kodėl 3 taškus pilis? Kodėl pilis? Pilis gavosi, va, matai, va čia va visas. Tad, Nu, žodžiu, viskas, sujungus mama. kryželį. Puiku. Penkiolika. Taip, dabar atimties pažiūrim, kokie veiksmai čia gavo. Gerai, nu, dabar aštuonetai. Nu, pažiūrėk, kaip ten pirmas darė. Aštuonet. 15. Taip. 15. Iš 15. Minus patimsime. 8. Taip, 15. Lygu. Kiek čia? 7. Taip, va tau čia viskas Mama, pasufleruota, aš nuo užrašyta, va, šito, matai? va, aš nuo šito. Betgi tau čia jau skaičiu. viskas užrašyta. Aš ne mama, aš nuo čia. Nu gerai, skaičiuok tavo pati. Toliau. Gerai. Dar vieną kokį 15 minus 7 Taip, lygu 8. labai taip, tikrai taip. Tai jau, kad aš nuo čia. Tada E3. 3. Va. Dabar vėl sujungs. Nu, turbūt. Daug. Tai jau kažkaip. Nu, kaip anuos Galva jungiai? tai va. Tai va ir. Toks, matai, labai siauras trikampis gavosi. Va. Ne, bet vis tiek jis turi 3 kraštines, 3 kampus. Ir paskutinis. O, čia bus 4. Mhm. B4. B. Ai va, B4. Ai va čia. B4. Ar čia 4? Oi! B4, po to B8. C7 ir C5. Na, jeigu per pusę. Pusę. Jeigu čia buvo 6 langeliai, tai pusė kiek? 3. Nu taip, per pus trumpesnis. 1, 2, 3. Taip. Įbeskit į viduriuką ir iš karto tau. Nusiskaičiuosiu, kad būtų lygiai. Va. Įbesk, aha. Ir dabar priežinime. Nieko tokio nuslydė, pasitaisyti. Kažkaip daugiau įbesk įslysta ir nelenk to, o pasistenk stačiai. O, puiku. Gerai. O tą ištrinkim, kur to nepavyko. Dar. Va, tai va. Dar kažkaip. Nežinau dar. Va tai va, man atrodo. Jo, taip. Jo, čia irgi 4, nes aš žiūrėk. 1, 2, 3, 4. Taip, irgi tinka, ne? Na ir paskutinė figūra. Nemanau, kad iš viso.
Ne, jinai ne vienoda bus. Jo, man irgi jinai nepanašiai simetrija. Jo, nes čia vienoje viduoje šita. Vienoje pusėje yra dyklytė. Ne, nesąmonė čia. Tiesiog dar. Taip, va, mes pasidėjom 40 gabaliukų, tiek telpa va šitie mėlynė, ne? Tiek telpa 40. O jau yra įdėta kiek? Palauk, aš užsirašysiu. Užrašyta, 40. O įdėta jau, žiūrėk, įdėjo į stiklainį 10, įdėjo į stiklainį 20, įdėjo 30 gabaliukų ir dar kiek įdėjo? 40. Kiek čia? Kiek dar įdėjo? 30 kiek? 33. 33. Tai dar kiek ledukų telpa dar įdėti tą stiklainį? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taip, nes 3 plus 7. Kiek man metų? Čia stiklainis man. Nu, taip, gerai. Dabar žiūrim, kiek telpa. 50, o po to 64. Taip. 64. Nu, truputį aiškiau. Į visus puslapius pabaigiu, tai atverčiu tą patį puslapį. Ir toliau verčiu. Gerai. Štai vadariau. Ir vėl. Iš naujo ir iš naujo skaitai, ar ne? Taip. Supratau. Tu kaip skriestuvas dabar esi. Puikiai. Ką? Norisi, kad tu pradūri vieną dalyką iki vandens ir tada mes įspėjom. Jūs pasimkit tuos plačius kastuvus, nukaskit sniegą. Va, mama, į durną. Aha.